Sielų šokiai, sielų susitikimai, sielų šviesos. Kuri tavo siela? Kaip gyvena tavo siela? Kaip gyvena tavo esybė? Kaip gyvena tavo vidinis pasaulis? Ką tu jauti, išgyveni, patiri? Kas tau sapnuojasi realybėje, kas tau yra tikra? Seniai, kažkaip dažnai aš čia sakau tą žodį seniai. Bet kad taip ir buvo. Aukso amžius ėjo į pabaigą ir užuomėto meno inkubatorių pradėjo renovuoti, remontuoti, uždažyti freskas. Ir kažkaip reikia gelbėtis šitą erdvę šitą gelbėti. Kad reikia paišyti ten, kur dar nebuvo paišytos sienos. Ir tada sukūriau šitą freską. Su laiptais į dangų, sielų susitikimais. Kiekvienas gali atsistoti tam tikroje vietoje su savo siela ir susitikti su kito siela. Tada šita freska atrodė nauja, dabar jinai gerokai pasenusi. Nepasenusi, tiesiog jai praėjo daug laiko. Bet jinai gyvuoja, sakyčiau, labai sėkmingai. Akrilas ant tinkuotos sienos, kadaise buvusios baltos, perėjo daug išgyvenimų. Dabar čia, kaip matau, daug fotografuojasi žmonės, susitinka, nes yra kur atsistoti. Vis atrodo, kad siena kiaura, kaip ir siela kiaurai pereinanti viską su savo šviesa. Taip ir čia galima patekti ten į gilumą, panirti. Tai štai toks trumpas mano pristatymas šitos sielos, šitos sienos. Siela irgi auga. Kaip auga tavo siela? Linkėjimai tavo sielai nuo mano sielos.